Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien short tipsas, kodėl reikėtų naudoti alavą arba alavų pakaitalą. Arba kažkokias labai arti panašias medžiagas. Šitoj vietoj buvo ištampytas, muštas sparnas. Ir šitoj vietoj buvo kažkoks agresyvus lenkimas. Ir paprasčiausiai matyti nepavyko jiem gerai ištiesyti. Tai jie buvo išpjovę ir įvirinę metalo gabaliuką. Viskas būtų kaip ir principė gerai, bet esmė tokia, virinant paliko šiek tiek skylučių ir kontakto su atmosfera į aną pusę. Kaip tu sako, turėjau idealiau užvirinti. To pasekoje po kažkiek laiko trūko čia glaistas, nes kai šveičiau, visur glaistas, kur, kaip tas sako, su degunim neturėjau kontakto, visur gerai, bet čia nuo skylučių prasidėjęs vadinamas lengvas drėgmės patraukimas ir špaklius pradėjęs porėtas darytis, praradęs tvirtumą, atšokęs nuo paviršiaus ir sutrūkęs. Lyginai taip buvo atsitikę ir į šitą pusę, nes buvo daug skylučių ir pradėjo trūkt palindė, vadinamus įvykė faikiais atsiklijavimas. Visur, kur, kaip tas sako, skylių nebūta, visur glaistas laikėsi užtikrintai. Tai va tokiu atveju reikėtų naudoti alavų pakaitalą. Tai apie tai ne vienam video šnekėjau. Ir esmė tokia, daug žmonių sako, oi, čia aš kažką smulkiai remontuojuosi ir, sakykime, tas vadinamas terosono arba loktai tutkiai ir gaunasi brangu ir per daug, žmogui tiek nereikia. Tai yra dar vienas būdas apeit. Principe, kas tas yra alavų pakaitalas? Alavų pakaitas tai yra epoksidiniai klijai su tam tikrais užpildais dervose, tai ten gali būti tas pats alavas, gali būti ten nerūdijančio plieno, kad ir jeigu rasit ir titano kokios ten druožlės arba aliuminio milteliai, kad struktūrinį atliktų užpildymą ir panašiai, o pats epoksidas, jisai neturi, kaip tas sako, difuzijos šitam, kaip pasakyti, neturi savybės trauktis drėgmė. Galit pakeisti tokiais dalykais. Šituo atveju buvo pigiausias variantas, berot šitas naudotas, epoksidinis metalų kaip klijai skaitosi. Aišku, jie yra skystesni, tai jie turi tokį biskį patekėjimą, bet man čia storai nereikia. Man svarbu būtų, kad užpildyta siūles. Ir, sakykime, kai kurie yra, pavyzdžiui, naudoju ir šitie Permatex Steel Weldą, jie turi tą tokį tirštesnį struktūrą, aš berods ir šitas turi tirštesnį, tiksliai neatsimenu. Čia yra pigesnis variantas, čia jau, kaip tas sako, šitais aš visada pasitikiu, bet jie brangesnis variantas. Čia pabandžiau vidutinį variantą, ir pasiteisinu. Ir, sakykime, esminis skirtumas, kuo skiriasi dar tarp, sakykime, šito vadinamų teroson alavų pakaitalų, tai tas dalykas terosoną užtepus, pavyzdžiui, čia yra vakar užtepta ir jis yra slidus paviršius. Tai principė aš su mašinėlė jį susišiurkštysiu, kad galėčiau tepti glaistą. Šiaip tą patį darau ir su terosonu, šitais alavų pakaitalų. Bet terosonas, jeigu būčiau šiandien atėjęs, traukčiau rankom, jis jau tartum išdžiūvęs, bet jis turi tą tokį lyg pirminį lipimą. Ten yra taip padaryta dėl to, kad ten kietiklis yra padarytas taip, kad epoksidinė derva ten kelias dienas pilnai net nekjurina, iki 90% išdžiūsta ir palieka tokį lengvai lipnų paviršių. Tai padaryta dėl to, kad būtai užtikrintas, kad jeigu ar kažkur vietos, kur tu negalėsi, nepajėgsi jį išveist, kad su kita dengiama medžiaga tikrai priliptų ir sureaguotų. Šiuo atveju, pavyzdžiui, paviršius gavosi slidus kaip metalas, jį reiks susišiurkštyti, susišiaušti ir tik tada glaistyti. Aišku, tą patį darau ir su terosonu, aklai nepasitikiu, bet su šituo 100% būtina. Ir jeigu atsiras kokia duobukė, kur mašinka nepaims, tiesiog reiks pasimti švitrinio ir išveist. Kas, sakykime, su terosone
tu gali biskį aplaidžiau į tai žiūrėti. Tai va, šio video esmė tokia, kad jeigu reikia kažkokį nedidelį plotuką taisyti, tai labai puikiai tinka dvikomponenčiai epoksidiniai klijai su užpildu. Ką tai reiškia su užpildu? Jeigu pasižiūrit, dažniausiai šitie, va, pavyzdžiui, tikriausiai su užpildu, bet kažkokios tamsiaus kasetės, nes jeigu būna tik epoksidiniai klijai, dažniausiai jie būna skaidrūs. Kaip matot, čia yra nepermatomi. Šitas buvo, aišku, jau įsispaustas, jis buvo vienoj kasetėj baltas mišinys, kitoj kasetėj toks atrodė kaip su sidabro milteliais. Tai vat, šiam video tiek, dėkui, peace out.